Kuršių Nerijoje kariaujama su žvejams ir gamtininkams įgrįsusiais kormoranais. Prieš porą savaičių petardomis vaikyti perintys paukščiai dabar įsikūrė kitose Juodkrantės miško vietose, tad gamtininkai vėl ruošia sprogmenis. Juodkrantiškiam ši žvejyba buvo sėkminga. Į krantą vyrai partempė pilnas dėžes laimikio. Žvejai sako, kad daugiausiai jiems žalos padaro brakonieriai. Tačiau ne ką mažiau kenkia ir Juodkrantės miškus aptūpę kormoranai. Per metus šie žuvimi mintantys paukščiai suryja tonas mailiaus. Per dieną 5 kilus vieną suėda. Tai lieka jums? Nu, tai matot. Mes tai pagauname didelę raudę koją. O kormoranai, tai sakysime, į tą kilogramą labai mažų, tai pagalvokit, jie kokį 50-100 štukų vienetus. O mes kilogramą 10 tik tais. Tai yra skirtumas. Tai jos užaugtų ir būtų stambi žuvis gera. Gamtininkai sako, kad dėl to ant kormoranų nereikia pykti, esą tai natūralūs gamtos procesai. Tačiau visgi su kormoranais kovojama. Paukščių išmatos naikina medžius. Taip sunyko 14 hektarų Juodkrantės sengirės. Kaip ir pernai, kormoranai Juodkrantėje vaikomi petardų šūviais. Tačiau pirmieji bandymai šiemet buvo nesėkmingi. Buvo bandyta atlikti baidymus, vėl tas pats kaip ir kasmet, nes rasta naujoje vietoje įsikūrusi kormoranų, naujai sudėti, susukti lizdai, sudėti kiaušiniai, taip kad biški buvo per anksti, tai šitas bandymus bus atidėta iki turbūt gegužės mėnesio pabaigos, kad būtų efektyvesnis bandymas, nes jeigu mes dabar jos būtumėm išbaidę, jie vėl būtų persikėlę į kitą teritoriją, dar kur mes nežinom. Petardomis bandoma kormoranus išgąsdinti, kad jie pakiltų nuo pirmų kiaušinių. Palikti kiaušiniai atvėsta ir iš jų nebeišsirita jaunikliai. Šis būdas esą veiksmingas. Juodkrantyje kormoranų pastaruoju metu nedaugėja. Teigiama, kad čia yra apie 3000 porų kormoranų. Kiekviena pora išperi po 2-3 jauniklius.